Jūs dabar pasirinkote visiškai gal kažkas nesąmoningai žiūrėti šitą video. Kažkas visiškai sąmoningai galbūt dabar pasirinks jį išjungti. Kai kas žiūrės ilgiau. Čia jūsų pasirinkimas, kaip ir kiekvienas jūsų gyvenime. Labą dieną. Kiekvienoje sekundėje, net ne sekundėje, kiekvienoje akimirkoje mes renkame. Mūsų pasirinkimai nulėmė, ar mes būsime laimingi ir sėkmingi ir laimingi dėl to, ar mes vis tik tai nusivilsim, turėsim pralaimėjimus ir vis labiau darysimės nelaimingi. Mūsų gyvenimas tai ištisi ir nuolatiniai pasirinkimai. Kažkada šitą mintį pasakė Nostradamusas. Ir iš tiesų visą gyvenimą kasdien susidurėme su vienokiu ar kitokiu pasirinkimu, pradedant nuo smulkių buitinių situacijų ir baigiant gyvenimiškai svarbiomis situacijomis. Dažnai nuo pasirinkimo mūsų priklauso tolesnė visų įvykių raida, visas tolimesnis gyvenimas. Tokiais atvejais priimami sprendimai gali būti labai sunkus. Ir kaip rasti tą geriausią sprendimą, ką atsiremti, kuo vadovautis. Man atrodo, kad kiekvienas žmogus pirmiausiai tai rinkimus daro iš savo vidinės prigimties ypatybių, psichinės, psichologinės, moralinės savybės, auklėjimas, temperamentas nulemia tai, ką mes renkamės. Padarytas pasirinkimas ypač pačiomis sunkiausiomis ir sudėtingiausiomis sąlygomis parodo žmogaus brandą, jo sąmoningumą ir jo moralinį, vertybinį pamatą. Kaip mes darom tuos pasirinkimus savo galvoje, kaip mūsų protas nusprendžia, kad mąstyti taip, vertinti taip, daryti taip. Neurolingvistinio programavime, kas mokosi, išmoksta įdomių dalykų. Pavyzdžiui, pasirinkti ir kaip būti įvykyje. Ar man įsitraukti, asocijuotis į įvykį ir visų savo kūnų, visų savo protų, visom savo jausmais išjausti tai. Ar vis tik tai atsitraukti ir šaltai racionaliai žiūrėti į tai, kas vyksta. Kaip jau supratot, vienu atveju, kai tai gerai, verta vienaip. Kai yra kažkas blogo, verta kitaip. Mes galim išmokti pasirinkti, ką įsivaizduoti, ką matyti, į ką nekreipti dėmesio. Mes galim rinktis, kokiais įsitikinimais vadovautis, kokių principų laikytis arba kokios vertybės turi tuo metu būti svarbios, o kokias mes galime tiesiog atidėti į šoną ir jas nekreipti dėmesio. Mes aplamai galime išmokti pasirinkti, į ką kreipti dėmesį, o kas lieka tik tai fone ir kaip nereikalingas dalykas, ką atsiminti, o ką praleisti ir užmiršti. Mes galim išmokti pasirinkti, su kokiais žmonėms būti ir bendrauti, o su kokiais ne. Kaip matyti žmonės ir ką juose matyti, ar gerus dalykus, ar blogus. Mes galim išmokti pasirinkti mūsų rezultatus, požiūrį į rezultatus, ar stikliniai pusiau tuščia, ar pusiau pilna, ir ko jinai ten pripildyta. Mes galim rinktis, jeigu kažkas neveikia, nuolatos vis tiek tai kartoti, tikintis, kad kažkada pavyks. Arba pasirinkti visiškai naują sprendimą, visiškai naują veiksmą ir padaryti kažką įdomiau. Mes galime pasirinkti ar būti gamtoje, o galbūt technologijose ar su technologijom, ar būti tarp žmonių, ar būti galbūt vienumoj. Mes galim pasirinkti, kaip mums veikti derybose, bendraujant, ar mums iš jų pasitraukti, arba galbūt kovoti, o galbūt kurti santykius, ar ieškoti kompromiso. Mes galime efektyviai organizuoti savo laiką arba chaotiškai. Mes galime rinktis būti ryšyje su savimi arba pabūti visiškai atsiskyrus, nepriimant savęs. Ir daug kitų dalykų. O pasirinkti taip, kaip noriu, kartais neužtenka tik žinoti, kas teisinga, reikia išmokti tai daryti.
Ir tikriausiai pastebėjot, kad aš daug reklamuoju NLP praktiko kursą. Būtent ten žmonės išmoksta šitų dalykų. Atpažinti tai, ką nori. Spalio 10 dieną mes startuojam su nauju sezonu. Tai jau 3 sezonas ir žmonėms labai tai patiko. Kviečiu ir jūs ten sudalyvauti. Jeigu kils kažkokie klausimų, būtinai man paskambinkite, telefoną rasite žemiau aprašytame tekste. Taip pat rasite nuorodą į tinklapį, kur būtinai galite apžiūrėti, užsiregistruoti, netgi susimokėti ir prisijungti prie mūsų. Taip kad aš tikrai laukiu jūsų pasirinkimo. Iki.